Mano vardas Žaneta. Mano vardas Jekaterina. Aš Oksana, manikiūro, pedikiūro meistrė. Aš esu Eglė, plaukų stilistė. Mano vardas Sandra. Mano vardas Ramona. Aš dirbu Karolinoje, jeigu pateisybė net nežinau, 3 gal daugiau metų. Kažkada galvau, kad mažiau, bet pasirodo, kad jau daugiau. Aš esu Toma. Dirbu Karolina Make-up studijoje jau 6 metus, ko gero. Aš esu čia, galima sakyti, nuo pat pradžios Karolinos studijos įsikūrimo. Pradžia visako buvo prieš gal daugiau negu 5 metus. Klientės pradėjo labai prašyti, kad pamokinčiau makiažo subtilybių ir jos norėjo išmokti pačios save pasidažyti. Patikėjom tą mintim, kad mes galime padaryti kažką gero ir kažką gražaus. Darbas komandai ir makiažo studija yra nuostabus dalykas. Galima sakyti, mes esam čia viena didelė šeima, nes čia ateini į didžiulį serialą. Na tikrai, aš iš čia namo neskubu, būnu iki vakaro, iki sutemų, iki nakties ir kažkaip laikas prabėga be galo greit. Čia visiškas beprotnamis. Karolina Taraškevič, Dieve, jinai yra mano didžiausias košmaras, bet ir didžiausia meilė kartu. Ir jos išeik. Karolina vrėmina biškai, bet nieko. Jis tokia biškai kosmonautė. Karolina šiaip yra griežta, bet teisinga, reikli, bet tas reiklumas atitinka tai, ko jinai iš mūsų reikalauja, paskui būna rezultatai. Mano idėja pasiteisino, turim puikią komandą, su komandiniu darbu, susivienijus, galima padaryti žymiai daugiau. Taigi labai džiaugiuosi, kad pagaliau Karolina Make-up studija atsidaro ir Kaune, kad pagaliau ir Kaunas turės tokią nuostabią vietą su nuostabia komanda merginų, kur galės ateiti, galės pasidažyti, galės susišukuoti, galės pasigražinti ir ne tik, galės pasidalinti savo nuoskaudomis, savo nuotykiais, savo rūpesčiais, savo problemomis su vyrais, ką mes nuolatos darom ir Vilniui. Ir nežinau, labai džiaugiuosi ir labai sveikinu Kauną už tai, kad pagaliau Kaunas turės Karolina Make-up studiją ir pagaliau Kaune bus irgi galima gyventi.